Kodėl mes matome, kad po kelių minučių starto vėl Aš Igoris Lobanovas, akrobatinio skraidymo pilotas. Kartais, kai reikia papilotuoti Boeingą, mokantis paskristi tiesiai. Igoris Lobanovas, akrobatinio skraidymo pilotas, pasaulinio lygio sportininkas, British Open Unlimited kategorijos čempionas. Šiuo metu vienintelis Lietuvos atstovas Unlimited lygio varžybų kategorijoje. Iron Wolf Aerobatics pagrindinis komandos narys, Lietuvos akrobatinio skraidimo rinktinės narys, oro linijų kapitonas ir instruktorius, turintis daugiau nei 8000 skrydžio valandų patirtį. Igoris garsėjo savo drąsiais triukais, atsidavimu akrobatinio skraidimo menui ir novatoriškais aviašou, kuriais žavi ir įkvepia žmonės visame pasaulyje. Aviacija mano gyvenime atsirado antiek senai, kad aš neatsimenu to tikslaus momento ar tos akimirkos, kai aš jau supratau, kad čia yra visiškai mano. Dabar man atrodo, kad aš tiesiog visą gyvenimą nuo vaikystės norėjau daryti tik tais taip. Mano mama, jinai dirbo Antano Gustaičio aviacijos institute 90-ųjų pradžioje, kai man buvo dar porą metų, tai mano vienas pirmųjų susipažinimų su aviacija ir lėktuvais, tai iš tikrųjų buvo kelionės su mama į oro uostą arba į Kyviškių aerodromą, kur buvo jų praktikos bazė. Tai ten teko pamatyti lėktuvus, o paskui jau, kai augau, vis labiau ir labiau koncentravausi į tai, kad daryti kažką pačiam su aviacija, tai nuo piešinių, modeliukų, žaisliukų iki aviamodeliavimo, raketų modeliavimo, o pagrindinis toksai lūžio turbūt taškas tarp vaikystės svajonėse ir jau tikro skraidimo, tai buvo, kai pradėjau skraidyti vaikiškais LAK 16 sklandytuvais Paluknio aerodrome. Aš jau buvau kaip ir ūgtelėjęs tiem LAK 16, tai buvo mano kraštiniai metai, kai aš galėjau su jais skraidyti. Tai man buvo visiškai, turbūt geriausias dalykas, kuris nutiko gyvenime, kad nors ir vėlai į juos pataikiau, bet užtat anksti pataikiau paskui į visą kitą. Iššokau traukinį, tai yra 15 metų jau tam pačiam Palukny. Aeroklubas su sklandytuvais, pradžiai su mokomaisiais, paskui ten sportiniai sklandytuvai, buksiravimas, sklandytuvai jau su lėktuvu ir taip toliau. Tada viskas užsisuko labai greitai. Mano visos aviacinės karjeros, galima pasakyti, ar mano gyvenimo aviacijoje, gal labiau taip, sėkmingai progresuojančio raktas buvo tas, kad aš nepraleisdavau nei dienos, kad nepadaryčiau kažką link savo tikslo. Aš tą tikslą šiokį tokį buvau savo nusibrėžęs, nors jisai atrodė nerealus, kai, tarkim, man buvo 15 ten skraidant su sklandytuvais. Aš tiesą pasakius žinojau, kad aš neskraidysiu su sklandytuvais, man reikia variklių, man reikia biškį arklių. Tai aš norėjau skraidyti, užsiimti būtent akrobatiniais skraidymais, aš net tada negalvodavau apie avialinijas. Buvo ne tas galvoje.
tuo metu tai atrodė praktiškai neįmanoma, nes visas kažkoks tai neaiškus kelias priekyje, kurio nežinai kaip nueiti, ypač kai nėra aplinkui žmonių, kurie kartu eina su tavim, nes aplinkui sklandytojai, ten kiti pilotai, kurie neplanuoja skraidyti, užsiimti tais dalykais, tai turi pats savo praminti kažkokį tai ganėtinai nestandartinį kelią. Matyt, pasąmonėje aš jau tą žinojau nuo vaikystės, kad bus nelengva, bet reikia nepasiduoti ir tiesiog sistematiškai kiekvieną dieną kažką tai padaryti to tikslo link. Ir aš manau, kad tas pasiteisino. Nenukrypti į šonus, nepasiduoti, buvo visokių ten, natūralu, kad ten ne viskas buvo rožėm klota, bet raktas buvo nepasiduoti ir pastoviai judėti pirmyn. Tas 15-metis Igoris dabar pažiūrėtų, ten, kur jisai bus po 16 metų, tai, man atrodo, ten tiesiog net galva nesugebėtų apdoroti, kiek čia taip viskas galėjo greitai išprogresuoti ir kad tas 15-metis Igoris turbūt nepatikėtų, kad taip yra įmanoma, bet aišku, apetitas ateina bevalgant, tai aš skaitau, kad aš pasiekiau daug tame, kame norėjau pasiekti, bet ar aš pasiekiau viską gyvenime, tai tikrai ne, ypač akrobatinis skraidymas, tai tu niekada negali šiaip užmigti ant tų laurų, kad aš jau moku skraidyti, visą laiką turi savo sakyti, kad ne, aš nemoku skraidyti, nes kai jau pensijoje suskrisi savo paskutinį skrydį ir sakysi, aš likau gyvas tiek tai metų, aš atskraidžiau ten tiek 100 šou, tiek varžybų ir likau gyvas, tada turbūt reikia jau tada galima bus pasakyti, kad taip, aš moku skristi ir jau galima jau baigti. O kol kas tai reikia tiesiog atsargiai judėti į priekį, siekti toliau sportinių tikslų. Ir aišku, turbūt vienas iš tokių dar pasiekimų, kuriuos noriu gyvenime pasiekti, tai sugebėti suderinti asmeninio gyvenimo kokybę, suderinti su tuo beprotišku judėjimu į priekį, sporte, šou, karjerą ir taip toliau. Mano dabartinis lėktuvas yra Extremair XA42, pasaulinės klasės, Unlimited klasės vadinamas lėktuvas. Jo išskirtinumas yra, aišku, kaip ir daugumos lėktuvų, kad jisai yra labai labai tvirtas, jisai yra visas padarytas iš anglies pluošto, karbono, tai ore jisai praktiškai yra nesulaužomas. Jisai yra testuotas prie +25, -25 G, tai yra tiek, kiek neįmanoma nei žmogui atlaikyti, nei patirti skrendant, tai kitais žodžiais jisai yra nesulaužomas. Variklis yra 6 cilindrų, beveik 10 litrų kubatūros. Jisai, svarbiausias jo yra kriterijus yra sukimo momentas iš tokio didelio darbinio tūrio. Tai kaip matot,
šitas lėktuvas gali beveik kabėti ore vertikaliai ant sraigto ir dar suktis tuo metu. Taip pat išskirtinis būtent šito lėktuvo kriterijus yra jo vairai. Kaip mes matom, eleronas eina per visiškai visą sparną. Tai yra visas sparnas išnaudojamas vairui. Tai tų eleronų dėka jisai gali suktis kampiniu greičiu virš 500 laipsnių per sekundę. Tai reiškia, kad jisai gali padaryti statinę, kai lėktuvas sukasi aplink savo išilginę ašį, mažiau negu per sekundę. Daugiau negu 1,5 statinės per sekundę jisai gali susisukti. Ir per šou tas atrodo labai efektingai, kai tą darai, ypač palei žemę. Dar vienas šito lėktuvo išskirtinumas, kad jisai gali keisti savo konfigūracijas ir būti tiek vienviečių, tiek dviviečių. Dažniausiai aukščiausios klasės akrobatiniai lėktuvai būna tik vienviečiai, bet kaip mes matom čionais, dabar uždėtas dvivietis gaubtas ir jeigu mes atidarysim tą gaubtą, mes pamatysim, kad priekyje yra kabina, kur galima sėdėti arba instruktoriui, arba keleiviui. Gale yra pagrindinė piloto vieta. Ir kai aš skrendu, dabar jisai padarytas tam, kad paskraidinti keleivį ir pasidalinti tuo džiaugsmu su kitais žmonėm, kas yra didelis privalumas šito lėktuvo. O kai aš skrendu šou ir varžybas, tai šita vieta jinai išsiema ir užsidengia kitų gaubtų. Jisai pasidaro vienvietis ir nuo čia prasideda jau kapotas. Tai va, kabinoje mes matom, daug prietaisų nėra ir nereikia. Svarbiausia turėti greitį, aukštį ir perkrovą. Paskui pasižiūrėti, kokia buvo po varžybinio skrydžio arba po šou. Tai perkrovų matuoklė užsilenkia tiesiog iki savo ribų, tiesiog kiek daugiau neberodo. Du 2014 metais dirbau Ispanijoje instruktorium ir mes tenais dirbam su mano bičiuliu Liutauru. Jisai irgi buvo patyręs instruktorius, daug metų atskraidęs. Ir kažkaip jisai pasakė tokią kažkada vakare po skraidimų, kad gal jau laikas eiti į avialinijas. Man ten gal 20 metų, jam dvigubai daugiau, bet kažkaip pradėjom kalbėti apie tas avialinijas ir aš supratau, kad iki to laiko, kai aš buvau aeroklube, ten su sklandytuvai, buksiravimai, sklandytuvų, ten kažkokiu kilpų pasukdavau, instruktoriaudavau su mažais lėktuvais. Man net nebuvo laiko susimastyti apie skraidimą avialinijose, gal dėl to, kad aš nenorėjau savęs, kaip čia pasakyti, nuvilti, kad gal čia ne man, gal čia, kaip čia pasakyti, aš jau prasiskyniau savo kelią bendroje aviacijoje, čia aeroklube, tai o kas aš avialinijose, niekas, kas man duos tą Boeingą pilotuoti. Aš pradėjau važinėti po atrankas avialinijų, buvau jau susitvarkęs licenciją, šiaip ne taip. Kelių atrankų nepraėjau, buvau demotyvuotas, galvoju, taip ir galvoju, kad gal čia ne mano. Paskui man pasisekė pradėti dirbti lietuviškoje kompanijoje čarteriniai ir aš pradėjau dirbti ir lakūnų, ir ofise. Labai greit mes kažkaip susidirbom su kolektyvu, buvo beproto daug darbo, daug projektų, auganti kompanija ir man ten pavyko padaryti
labai, labai greitą karjerą. 24 metų jau tapau Boeingo kapitonu, kas yra, šiaip labai anksti. Čianais buvo didžiausias iššūkis. Tiesiog pasakyti savo, kad taip, aš avialinijose nieko nemoku, man reikia pradėti šitą kelią eiti iš naujo. O kas liečia pilotavimą, tai Boeingas tai yra didelė Cessna. Jeigu viskas gerai su tavo požiūriu, jeigu tu nori mokytis, biškį pasimokyti daugiau sistemų ir sistemų, teorijos, valdymo ypatumų visko, tai aerodinamika ir molekulės oro jos apteka ar Cessna sparną, ar Boeingo sparną. Taip pat, kas liečia valdymo tenais ypatumus ir kiek darbo užima pats pilotavimas, tai priklauso nuo orlaivio tipo. Yra senesnių lėktuvų, kurie vadinasi, su vadinamais conventional vairais, kurie ten tiesiog vairas sujungtas kaip senoj mašinoj, traukiam ten viskuo prie sparnų ir tu jį tiesiog pilotuoji. O yra fly-by-wire vadinami lėktuvai, kur tu pilotuoji joysticku, tu siunti signalą kompiuteriui, kompiuteris pagalvoja, ar tau leisti ar neleisti tokią vairų kombinaciją ar evoliuciją padaryti su lėktuvu ir tada padaro. Bet iš principo vis tiek pilotas pilotuoja lėktuvą, autopilotas tik tai padeda. Boeingas, pavyzdžiui, ypač aš pradėjau skraidyti su senais Boeingais. Jie buvo beveik tada 30 metų senumo, technologijos tai iš vis turbūt ten 50 metų senumo tose lėktuvuose, tai tu jį pilotuoji, tu nemokant gerai pilotuoti ir tvarkytis ne tik su kasdieniam situacijom, bet ir su gedimais. Tu toli nenuskrisi, tu turi bet kokiais orais mokėti jį suvaldyti kylant, nes autopilotas niekada nekyla. Paskui taip, lengviausia dalis tiesiog ten aukštėjimas, kruizas, žemėjimas, tai autopilotas gali padaryti, bet autopilotas yra aklas ir kurčias ir neprataujantis daiktas. Jisai tiesiog veda lėktuvą pagal liniją, kurią tu užduodi, tu turi jam suprogramuoti, tai autopilotas už pilotą niekada nepagalvos, ar kur jam skristi. Tai o patupdyti irgi turi 95% ant rankų, o ten kai vadinamas autolendas, tai yra tupdymas. Kai tupdo autopilotas, tai yra labiau įtemptas skrydžio etapas, negu kad tiesiog tupimas, nes kai tu pats tupdai, tai tu tupdai ir tupdai, kasdieną tupdai ant rankų, pripratęs kaip tą daryti, o kai tupdo autopilotas, tai abu pilotai sėdi ir tiesiog pastoviai skenuoja, ką daro autopilotas ir jie turi būti pasiruošę perimti gedimo atveju. Akrobatinio skraidymo kelias buvo toksai, jisai vystėsi palaipsniui. Prasidėjo viskas nuo to, kad pradėjau skraidymas sklandytuvais, sužinojau, kad ir su jais galima daryti visokias ten kilpas ir dar kažkokias lengvas figūras. Tai kai tik man vieną kartą parodė instruktorius, kaip daryti kilpą, aišku, sakė, kad tu vienas nedaryk. Tai turbūt per sekantį savarankišką skrydį be instruktoriaus aš jau nuskridau ir
pradėjau daryti tą ko man sakė nedaryti. Paskui, kai tik atsirado pirmoji galimybė kažkiek tai, ten kelis šimtus litų investuoti, tai pradėjau skraidyti Alytaus aeroklube. Tai prasidėjo su Jak 52 lėktuvu, kaip ir visų akrobatų mūsų šalyse karjeros prasideda. Paskui persikėliau į Kauno aeroklubą su Jak 52, paskui Vilniaus Darijaus ir Girėno aeroklube. Tai taip blaškiausi, žiūrėdavau galimybės, kur galima tobulėti, kur galima gauti lėktuvą, kur galima atrasti žmonių, kurie kokybiškai išmokys. Problema buvo, aišku, technika, dėl to, kad Lietuvoje tuo metu, nei tuo metu, nei dabar, tiesą pasakius, nėra vakarietiškų lėktuvų dėja, su kuriais galima išmokti skristi. Tai tada, kai pradėjau jau skraidyti su Boeingais, biškį užsidirbau pinigų, biškį pasiskolinau ir išvažiavau į Ameriką. Suradau tenais tokį irgi patyręs instruktorius. Dėja, pernai žuvo per aviašou, tai jisai man patikėjo su Extra 300L savo įsivesti ir pradėti skraidyti su vakarietišku. Tada tai atrodė čia formulė, dabar atrodo, geras mokomasis lėktuvas, su šituo nepalyginsiu aštrumu, bet tada tai buvo didelis žingsnis. Tai pagrindinis lūžio taškas mano akrobatiniai karjeroje buvo COVID pradžia, kai išsijungė visi skraidymai avialinijose ir mes pradėjom dirbti su Eltonu Meleckiu, su kuriuo dirbam iki šiol kaip pagrindiniu treneriu ir su kuriuo pavyko su Eltonu, su komanda, su šituo lėktuvu pavyko pasiekti labai neblogų rezultatų ir iš skraidymų čia kaime pereiti į pasaulinį lygį ir per grubiai 4 metus nuskinti tą kelią į Unlimited, į aukščiausią varžybų kategoriją. Ir pernai pavyko sudalyvauti jau Unlimited pasaulio čempionate, kur nieko aukščiau už tai nėra akrobatiniam skraidymui ir gal net aviacijoje galima taip sakyti. Akrobatiniam skraidime tu gali tikėtis gero rezultato tik tais tada, kai atsisėdęs į savo lėktuvo varžybose, tu nesijauti, kad tu sėdi lėktuve, o tu jautiesi, kad tu užsidėjai sparnus ir tau nereikia galvoti apie lėktuvą kaip apie lėktuvą, tai yra tavęs pratęsimas ir jo, čia yra geriausias jausmas, kurio pasiekęs, tu jau tada gali tikėtis kažką parodyti varžybose. Aišku, dar yra papildomų dalykų, kuriuos reikia išmokti, tiek fiziologinių savo kūno, tiek psichologinių aspektų yra labai daug. Ir kai viskas susideda į vieną visumą ir dar šiek tiek sėkmės faktorius padeda, galima parodyti gerą rezultatą. Labai seniai joks lietuvis Unlimited kategorijoje nėra laimėjęs jokių varžybų, tad dideli sveikinimai Igoriui ir tikrai džiaugiamės ir visai Lietuvai džiaugsmas, kad tai mums pavyko padaryti.